šizofrenikas sociopatas, džiaugsmingas Oblundos autoportretas. Žmonės garbino Slibino Oblundos prototipą, kuris atidavė valdžią žvėriui. Jie garbino žvėrį Oblundos archetipą, sakydami, kas galėtų lygintis su žvėrimi ir kas galėtų kovoti su juo. Apreiškimas Jonui 13:4. Oblundai moralistas, antikristas, anarchistas, viskas kas priešiška civilizacijai, kodų ir taisyklių laužytojas, žmogus milžino jėga ir vaiko protu, sielų kontraktų terminatorius ir troškimus pildantis Mefistas. Oblunda įsivaizduoja save kaip žaliaskurį, aštrą dantį kumpanosį skrybelėtą ir smailiais violetiniais batukais, net jeigu niekas nebijo jo išoriškai ir reaguoja į jo groteskišką šypsnį neutraliai, aklieji nematantis prakeiktojo beprotystės ir laikantis jį bičiuliu. Apleistumo siaubo ir prarasto identiteto jausmai kyla iš degenerato vidinės esybės, niekingo demono tarsi narcizą žvelgiančio į refleksiją baloje, bet iš tikrųjų nesugebančio savęs įžvelgti. Projekcijos todėl jis nusiridena nuo vienumos ir atsiskyrimo Olimpo kalno ir patraukia į kelionę per tamsius, nuogus miškus bei dykes, išdegintas dykumas ieškodamas ko nors, kas suteiktų jam identitetą, supratimą ir užuovėją. Žvėris realybėje neatrodo agresyviai, net priešingai tarsi sociopatas kaip visi kiti, galbūt net lyg tobula žmogaus replika. Tarp rūšinio grobuonės šiuo atžvilgiu negąsdina medžiotojai. Oblundos seksualumo problema. Oblunda tik dalinai yra vyras, bent jau jis nemato savęs kaip tokio, atsitiktinės meiozės ir genų selekcijos dėka. Jo kūnas gimė kaip vyro, visgi Oblunda nemato savęs ir kaip moters. Neegzistuoja joks paslėptas potroškis būti moterimi, joks iškreiptas pavydas. Kiek jam rūpėjo nesvarbu jis vyras, moteris ar abu. Dalykai kaip lytis ir seksualumas nebuvo svarbus iš abstrakčios gyvenimui perspektyvos. Jis galėjo aplinkybėms pareikalavus tapti bet kurio, jis buvo vyras, bet tik užsigėdęs lengvai bet kada galėjo tapti moterimi, jeigu jaustų, kad taip įgytų pranašumą. Maskuotės meistriškumas. Pirmoji metamorfozė – šizofrenija ir disociatyvaus tapatumo sutrikimas. 5 skirtingi vokalai jo makaulyje ir vienas lygų pliusas, arba lygų B pliusas tilkai būsena prieš Luciferio ištrėmimą iš rojaus. Kaip tyrai esatis B ir C kaip skirtingi blogio įkūnijimai, gėrio naikintojai ir gyvasties destruktoriai. Tai yra chimeros ir žudikai, ištroškę galios ir nekenčiantys silpnumo. Klausimas – kodėl? Atsakymas – žmogaus vertimas pusžmogiu, arba dviem pusžmogiais įskeltas jo genialaus ant žmogiško skrydžio link saulės, arba pamišimo ir kariškas įsileidimas, identiteto šeimos draugų neturėjimas nuo gimimo arba jų praradimas pakeliui, Adomas bei Evos arba nesugebėjimas pasislėpti nuo žmonijos be savo rūšies atstovo, Kolosas bei yra Oblundos dalis, kuri nuo pat pradžių netroško identiteto, būdamas universalių substancijos brutalumo objektų pasaulyje. Titanas tai yra Oblundos dalis, kuri trokšta identiteto iš visos širdies, nepaisant pasiekmių būdamas sąmoningas identiteto subjektyvizmo ieškotojas, sprendžiant vien iš išvaizdos. Vienas galėtų teigti, kad čia egzistuoja ekstremaliai kompleksiškas dualumas ir konfliktuojančios charakteristikos, nepaisant to jie abu yra nihilistiški psichopatai, kurie dėl atviro intimumo myli vienas kitą labiau už prarastąją. Paskutinį sudarytą ryšį su žmonija. Monstrukcija atrodytų vienintelis tikslas kaip kokio ambicingo gyvulio, žaidžiančio dievą yra suteikti kitiems galios, arba vertės galbūt jis netrokšta sukurti žalčių rasę, išgelbėti save išgelbint savo gelbėtojus, visgi vampyrui iščiulpus ir pasiekus kito žmogaus laimės zenitą ir potencialo ribą, nelikus vietos kopti aukščiau, jam tas individas tampa nuobodėlai ir jis jaučiasi neužbaigtas, kas verčia žiauriai elgtis ir iš alkio paskersti parazituojantį asmenį. Kita vertus gigantas bei maudosi nihilistinėse sąmonės apraiškose apie visatos indiferenciją ir vertybių relatyvumą, kuo ir bando pateisinti savo žmogžudystės. Cerberis tie netroško identiteto susieto su fizinė veikla, kuri niekada nebūtų jo pasotinusi, bet su intelektualiai jis troško identiteto, kuris įkūnytų viską oponuojantį jam. Todėlgi jis ieško aristokratų. Antroji metamorfozė – narcisistinis princo apsėdimas. Princas tiksliai tariant nėra ogro darbo vaisius, labiau tai ką Nyčė apibūdino kaip sielos sąmoningumo transformacijos trečiąją stadiją. Trumpai. 1. Kupranugarius atmintis. 2. Liūtas valia žinioms. 3. Vaikas išmintis. Šiuo atveju princas yra kažkas panašaus į antrąją vaikystę, valios gyventi spinduliavimas ir naujų vertybių kalyba. Princas velniui yra viskas, kol jis tuo metu troško iš identiteto. Statusas visuomenėje, politinė galia, skambančios monetos, reakcingas savių moralės ignoravimas, platus pažinčių ratas etc. Padaras ilgą laiką kenčia alkį ir nukelia neišvengiamybę kaip priemonės pateisinančias tikslą, bet trūksta vieno dalyko – karo ambicijos, natūraliosios evoliucinio vystymosi kondicijos, vienintelės valdančioje elito meno formos. 7x10 didemis begemotas iškyla ir praryja tėvą bei motiną. Karalių ir karalienė viską už savęs sudegindamas ir ieškodamas savyje naujų aukščių ir gilių, naujos aranžuotės, kuris sudrebintų visos žemės planetos pamatus. Barbaras neturėtų būti laikomas atsakingu už kitų žmonių žmogžudystės, nes jo prigimtis yra būti machiavelišku, būti blondiniška bestijoje, niokojančia kitų gyvenimus.
Trečioji metamorfozė – reintegracija į vieną asmenį. Poreikis tapti singuliariu. Pianisto nukirstų rankų skęstančiojo deguonies ištroškusiojo vandens poreikis. Aš esu tu esi aš, mes esame viena. Princas yra atskalūnas, mes visada buvome monstras su žmogiškąja pusę, kuri desperatiškai kibo identiteto atlapus. Su poreikiu įsigelbėti nuo paskendimo, drakonas princų ir kūrėjo identitetu gurguliuodamas praryja kentaurą be identiteto. Aktyvus nihilizmas įveikia pasyvų nihilizmą. Monstras monstruoziško alkiu monstruoziško apetitu čepsintis savo kitą dalį iš vidaus, o blūda užnuodytame Edeno sode, suvokdamas ir maudydamasis mirtyje neliks su derva plunksnose, buvo priverstas tapti laukiniu ir visiškai nekontroliuojamu, kad be kondicinių įsipareigojimų patenkintų kiekvieną savo troškimą, realizuotų kiekvieną savo ambiciją, ir tik tuomet Leviatanas patiria tikrą antrą kančią. Turint galvoje, kad pirmoji buvo identiteto trūkumas, nepapjaudamas šeimą ir žmoniją, bet asimiliuodamas kitą savo ego kloną, savo primordelų anonimiškumą, beformis beveidis bevardis princas mamutas, praeityje laikęs save neįrantį žmogišku. Pajaučia žmogišką per daug žmogišką familiarumą žmonijai, tarsi būdamas kolektyviojo pasąmoninio užprogramavimo vergas, neturintis jokių unikalumo, asmenybiškumo ar individualumo, tarsi visi prisiminimai tėra implantuoti į jo robotiškas smegenis. Gargoilas pasiekęs šaltą intelektualinę empatiją, šėtonas pagaliau nuvertęs dievą ir peraugęs bevardę žmoniją bei jos identitetą, sukramsnodamas ir padarydamas jį savo mažą, purviną šunišką kalę. Egocentrizmas kaip visur žmonijos ego, negalia per išmintį be tikrojo pasaulio transcendencija, kuri paneigta racionaliajam protui. Mano vardas yra Titanas, nes mūsų yra daug. Mutantas atrolis bei ir laukinis tie visų metamorfozių konsekvencijoje vėl tampa Feniksu, neturinčių jokio identiteto, nes tas pavogtas iš princų ir padarytas savo. Pasiektas pseudo-identitetas nusibaigia egzistenciniu tragiheroizmu. Pagaliau atradęs identitetą, gyvenimo prasme Mobizdiukas suvokė, kad identitetas yra reakcinis ryšys tarp jo, kito žmogaus ir viso pasaulio, kad nėra nieko, kas galėtų jį vadinti vardu. Todėl gyvenimo prasmingumas efektyviai išblanksta. Amžinasis incognito šiurėjantis lavonas ir superkanibalas galų gale grįžta net ne ten, kur pradėjo, bet į negatyvę skaičių seką, nes identiteto grožis dingo, palikdamas tik sprangaus teroro ir šleikštulio pilną širdį. Paskutiniojo stovinčio žmogaus sindromas, valia gyvenimui ir valia galiai kaip valia perse. Pasaulio praradimas yra jo užkariavimas, ir taipgi stūkso princų princas, įsiteikdamas, kad esantis sukonstruotas iš negyvų žmonių dalių ir charakteristikų. Todėl iš esmės yra žmogus, bet kadangi jie negyvi, jis pats niekada iš tikrųjų nėra gyvas, kas šiurpina labiausiai. Paradoksiškas alkis obludos akyse ir pasitenkinimas netikrų identitetu. Niekas nestovi pasaulio viršuje, išskyrus aukščiausią alfa grobuonį, neturinti vilčių ar svajonių, egzistuojanti vienumoje, kad pats savo galėtų parašyti pabaigą. Tik tuomet jis baigs klajoti ir amžinai nesuvokti savo neįtikėtinai paslaptingos sielos, nepaisančios demarkacijų ir fobijų, bet nuolatos viduje besigruminčios realizacija, kad negali tapti netikru kažkuo, bet gali tikru nieko paskutiniu visatos nihilistinės tiesos pranašu. Vėjas sužvarbo cypiančiai kaukdamas šaltame ore, o Demiurgo akys perštėjo, jam bešypsantį niekį. Klausimas, kokia istorijos prasmė? Atsakymas, Nothingnilnada, pastangų bevertiškumas. Pasiekti trokštamo dalyko, bet suprasti, kad jis nieko nereiškia, nematyti jokio skirtumo tarp gėrio ir blogio, gero ir prasto. Galiausiai žmogus gali tapti bet kuo pagal savo paties ambicijas, nebūtina žirglioti pramindžioktų takeliu, jis turi pasirinkimų laisvę. Žmonės yra tarsi lošimo kauliukai, jei metasi pasirinkta kryptimi. Moralas, jeigu prisipažinsi ontologinį unikalumą, identitetas taps nesvarbus. Nuoširdžiausi linkėjimai jūsų kaiminystės draugas Obluda.